su rugsėjo 1-ąja. Geras mokytojas tai tas, kuris išklauso, tave supranta ir yra jaunatviškas. Integruoja viską, ką gali į savo pamoką. Jo. O dabar norėčiau paklausti, kas iš jūsų norėtumėte užaugę būti mokytojais? Mokytoja turi būti maloni, būti išmintingas, kad mus išmokytų. Mokytoja turi būti draugiška ir su išdykėliais. Mūsų mokytoja yra pati geriausia pasaulyje. Geras mokytojas yra mūsų mokytoja. Todėl, kad jie mus moko, stengiasi dėl mūsų, o mes darom, ką jie liepia. Mūsų mokytoja yra geriausia, nes kartais mums padeda, myli mūsų labai. Geras mokinys turi būti, kuris atlieka visus darbus ir parašo viską teisingai ir nepraleidžia nei vienos pamokos ir sportuoja stipriai. Geras mokinys klauso mokytojos ir viską atlieka gerai. Kad gražiai elgias labai, myli visus, mokytoja visus myli. Koks mokytojas yra geras? Mokytojas yra geras, kuris neužduoda labai daug namų darbų, pasilieka po pamokų, paaiškint tau. Geras mokytojas tikriausiai ir pats mokosi, kad galėtų išmokyti ir vaikus. Mano nuomonė, geras mokytojas yra žmogus, mokantis sudominti ir patraukti vaikus savo mokomų dalykų. Aš manau, geras mokytojas yra tas, kuris yra draugiškas, padeda mokiniams ir juos supranta, kai atsitinka kažkokia bėda. Geras mokytojas yra tas, kuris gerai išaiškina pamokos temą ir deda maksimumą, kad iš mokinio išpeštų maksimumą. Mano nuomonė, geras mokytojas yra tas, kuris geba suprasti ir paaiškinti tai, ką nori mokinys. Mano manymu, dirbti mokytoju yra labai sunku, nes šiais laikais mokiniai yra labai neklusnūs ir visi mokiniai skiriasi ir labai sunku išaiškinti, kad visi suprastų. Mokytojui dirbti yra sunku, nes šiais laikais yra sunku rasti būdą išaiškinti mokiniams pamoką taip, kad jie suprastų ir susidomėtų. Koks mokytojas yra geras? Geras mokytojas yra bendraujantis su vaikais, puikiai atliekantis savo darbą ir žinantis savo pareigas. So, what features does a good teacher have? Geras mokytojas yra tas, kuris puikiai išmano savo mokomą dalyką.
paštininkas Pičkinas atnešė laišką rusų kalbos metodinę būrelį. O, kaip malonu! Kas jums jūsų darbe labiausiai patinka? Man labiausiai patinka tai, kai aš atidarau duris, įeinu į šitą kabinetą ir lieku su vaikais. Ir aš esu ir aktorė, ir mama esu, ir mokytoja, ir gydytoja, ir draugė, ir kas tik nori. Man patinka, kada pradedi matyti rezultatus savo darbo, kai mokiniai pradeda jau kalbėti rusiškai, kažką pasakyti. Ar sunku būti mokytoju? Aš manau, kad tai yra sunku, tačiau be galo įdomu, nes kiekviena diena yra vis kitokia. Dirbti kaimo mokykloje yra lengva ir malonu, dėl to, kad vaikų klasėse yra nedaug, vaikai yra labai nuoširdus. Tai atsispindi jų bendravime pertraukoje ir dėl to atėjus į pamoką ir matant švytinčius vaikus ir akeles, blizgančias nuo mokytojo įkvėpimo pamokoje, tikrai yra malonu. Jeigu myli savo darbą, mokytojui būti tikrai nesunku. Ir kai pagalvoju, kitos specialybės neįsivaizduoju, kaip gera eiti į darbą. Kokias svarbiausias savybės turi turėti mokytojas? Sulaukusi savo patirties dabar, aš manau, kad svarbiausia yra nepamiršti, kad ir mes buvome jų amžiaus. Ir tada viskas eina daug lengviau. Aš čia galvoju, pagrindinės yra universalumas ir lankstumas. Universalumas apriepia jau viską. Ir pastabus turi būti, ir nuoseklus, ir draugiškas, ir bendradarbiaujantis, nes bendraujam ne tik su vaikais, bendraujam ir su kolegom, ir su vaikų tėvais, o jie ateina didesni profesoriai už visus kitus kartais. Aš jau nebedirbu 14 metų, tai man sunku ką pasakyti apie šiuolaikinius mokinius, bet tada, kada mes dirbom mokykloje, mes stengiamės savo darbą grįsti, tai keliais principais. Vienas iš principų arba pagrindinių metodų tai buvo dialogas, kad būtų ryškus ryšys, ką mokytojas šneka, ar mokiniai supranta. Ir dar tame pokalbyje yra taip, ką nors, kad mokinys išgirstų, kas jam įdomu, kad jis pajustų tą darbo džiaugsmą. Aš visada sakydavau, kad mokytojas turi turėti geležinę sveikatą. Mokytojas turi turėti daug psichologinių žinių. Mokytojas turi būti taktiškas, santūrus ir ištvermingas. Kokie yra šiuolaikiniai mokiniai? Žinoma, žingeidūs, linksmi, laisvi, žinantis, ko nori, apie savo lūkesčius nuolat kalbantys. Ir šiek tiek, manyčiau, savo lūkesčius pervertinantys. O šiaip tai puikūs žmonės. Mama, ar galim saldainį? Gal galima vėliau truputėlį? O pažaisti?
Eikit į lauką ir žaiskit, prašau. Ne, noriu su tavim. Nu, Jonė, nu, prašau tavęs, nu. Nu, ne. Leis man pabaigti užpildyti tamą, o tada tu gerai. Eik, viskas, eik. Nu, mama, jau pabaigiai. Nepabaigiau. Va toks mokytojas yra darbas ir gyvenimas. Ko nori, Elze? Taigi, ar sunku būti mokytoju? Manyčiau, tai priklauso nuo laikmečio. Manau, kai pradėjau dirbti, atrodo viską žinai. Esmė tame, ne kad viską žinai, bet reikalavimai žymiai pakelta tiek mokiniams, žiniom, žinių kokybei, tiek mokytojų darbo kokybei, reikalavimų kartelė. Jeigu labai mėgsti savo darbą, nesunku. Svarbiausia yra mėgti savo darbą. Ir aišku, antra, jeigu myli žmonės. O mūsų darbo objektas yra vieta tarp žmonių ir darbas su žmonėmis. Tai manau, kad man nesunku. Prieš 20 metų mokiniai ir dabartiniai mokiniai tai tikrai skiriasi. Dabartiniai mokiniai daug ką žino patys, daug kom domisi ir mokytojas nebėra tas vien tik žinių teikėjas. Mokytojas dabar yra, kaip sakom, nukreipėjas, koordinatorius jų darbo, konsultantas. Geras mokytojas? Aš manau, pirmiausia, tai turi būti žmogus, mylintis savo profesiją, mylintis vaikus, išmanantis savo dalyką. Tai turi būti geras psichologas, kūno kultūros mokytojas. Aš turiu omeny, kad viskas viename. Aš nežinau, šiuolaikinis mokytojas turi būti universalus. Mes tokie stengiamės būti. Nes mūsų vaikai yra universalūs. 3 viename, 2 viename ir taip toliau. Geras mokinys, ko gero, tas, kuris nedejuoja, kad per didelės programos per daug reikalauja mokytojas, o atvirkščiai jis pasivės dar ir per pertrauką tavęs paklaus ką nors. Tokių yra, viena tai tiesa, bet yra. Ar keisčiau savo darbą, ar ne? Žinokit, labai čia toks, sakyčiau, dviprasmiškas klausimas. Vieną dieną galėčiau keisti, kitą dieną nekeisti. Bet kuo toliau, tuo labiau noriu keisti ir jeigu keisčiau, tai dirbčiau policijoje arba kalėjimo prižiūrėtoje kažkur tokia sfera būtų mano. Bet man mokyklai patinka, man patinka bendrauti su vaikais, tai turbūt šitas mano pasakymas ir taip liks svajone. Kas sunkiausia mokytis? Aš galėčiau pasakyti, kas man nepatinka mokytojo darbe. Man nepatinka mokytojo darbe tas jausmas, kad kažko esi nepadaręs. Bet save grauži, kad kažko nepadarei, mokinys prastai parašė kontrolinį, kažko galbūt pats nedavei. Ir dar kitas dalykas, kai reikia ruošti sekmadieniais pamokom, o tai yra pats baisiausias dalykas. Tai va tas man ir nepatinka mokytojo darbe. Pasakyčiau, kad vėl reikalingas mokytojo tam tikras požiūris, tam tikra orientacija, tam tikros psichologinės žinios arba vertybinė orientacija. Vertybinė orientacija. Svarbus daiktas vertybinė orientacija. Jeigu be vertybinės orientacijos mokytojas dirba, tai kažin ar jis pasieks tam tikrų rezultatų. Be to mokytojas turėtų turėti tam tikrų klasikinės filosofijos žinių. Be klasikinės filosofijos žinių taip pat mes nelabai kur nueisime. Jeigu patinka tas darbas, nėra sunku būti mokytoju.
Tikrai nėra sunku. Ir nekeisčiau. Kaip Jūs manot, ar sunku būti mokytoju? Labai sunku, aš manyčiau. O kodėl? Nu, tai vat neklauso, neklauža tas. Aišku, kad sunku, aš taip jau susipažįstu. Ne, aišku, kad sunku labai būti mokytoju. Nepavydėtina profesija. Tikrai, kad nesunku. Jeigu kolegos geri, jeigu mokiniai geri, tikrai, kad nėra sunku. Manau, kad atvažiuoju, sutinku atsiję. Manau, kad atvažiuoju. Tai va, kažkas blogai yra, tai išėjęs. Įvairiai būna. Būna dienų, kada sunkiau, bet vis dėlto malonu būti mokytoja. Nes vaikai tai jaunimas kažkur pats nesensti niekada. Norisi kažkaip naujovių daugiau sužinai iš jaunimo. Man patinka, siūlau. Geras mokinys yra tas, kuris nori mokytis. Ir nežiūrint į tai, kiek geba kartais, bet svarbu, kad noras būtų. Šaunuoliai. Dabar berniuko noriu jaunėlio paklausti, kas yra geras mokytojas? Geras mokytojas yra, kuris visko nepyksta ant mokinių, visko atleidžia viską. Direktorė, einam Jūsų kalbinti. Ar sunku būti mokytoju? Ir sunku, ir lengva. Ar Jūs įsivaizduojate save kitoje profesijoje? Ne. Neįsivaizduoju ir tikrai jau senai šitas klausimą savo esu davus. Tikrai neįsivaizduoju kitoje profesijoje. Man atrodo, kad aš esu gimus mokytoja ir taip neįsivaizduoju. Kas taip miglė? Ateikit, mes Jūs painterviuosime. Būti mokytoju Labai. į kamerą. Ne, aš nemoku kalbėti. Aš visą laiką už kamerų stoviu. Sunku būti mokytoju. Labai. Kodėl? Bet kartu ir gerai. Ryšį baigiam. Kada atvažiavau 55 metais, mokiniai mane sutiko taip mielai, tokie geri. Ir tokio gero buvau mokytoja, atrodo, kadangi vaikai buvo nepaprastai geri. Nori, kad tave gerbtų, privalai gerbti mokinį. Ir mylėti savo darbą. Mes nuolatos kalbėdavom, reikia gerbti vyresniuosius, reikia padėti jiem. Ir kaip jie džiaugdavos atėję į klasę, mokytoja, aš padėjau tokiai močiutei parnešti krepšį iš parduotuvės, o aš padėjau pareit, kada buvo labai slidu. Taip džiaugiausi jais. Taip, o mokytojas, geras mokytojas turėtų eiti priekį mokinių. Mokytojas geras toks turi būti, kad jis gerai uždirbtų, jis galėtų pakeliauti, turėti daug žinių, kad vaikams galėtų parodyti, perduoti tas visas žinias. Taip, nuo pinigų. Asiliai čia atrodo telefonų, dabar išmanėjom, žiūrėk, nebemokam naudotis tais išmaniais.
Va, ir ką. Dabar labai sunku dirbti. Aš galvoju, dabar labai sunku, dar mūsų laikais dar ir anksčiau, kai knygas skaitydavau, nebuvo Nebegali knygų visai skaityti, kam skaityti, jeigu yra greičiau galima. Įsilindę visi yra ir visiems ten įdomu. Šiuolaikinė. Aš dar vieną noriu pasakyti, kai mokytis Gerai, abiturientai. O dabar paskutinis klausimas apie profesijas. Kas iš jūsų rinksitės mokytojo profesiją?